Rugsėjo viduryje kino teatruose išvysime naują latvių režisieriaus Mario Martinsono filmą Amaja, kurio scenarijumi virtusi knyga knygynų lentynas pasiekė kaip romantiškas ir jausmingas romanas. Pasak knygos pristatyme dalyvavusios knygos redaktorės Laimos Arnatkevičiūtės, romanas Amaja skirtas žmogui, kuris sugeba skaityti tarp eilučių, gali perskaityti aforizmus, haiku ir įžvelgti visas spalvas. Kaip atsirado knygos pavadinimas Amaja bei antraštė, kai naktį lyja lietus, gyvenime vyksta permainos. Pirma mintis jau galvojant apie personažą buvo personažo vardą ieškojimas ir žinant, kad moteris yra Japonė, aš pradėjau ieškoti japonišką vardą, kuris būtų skambus ir tuo pačiu metu turėtų kažkokią prasmę. Ir sustojus prie žodžio Amaja, man labai patiko to žodžio skambesys Amaja. Ir žodžio prasme irgi nakties lietus. Ir jeigu iki tol, galvojant apie siužetą, apie tą, nebuvo to lietaus, buvo kažkokia istorija, kas buvo pradinė istorija. Tai po to, kai atsirado vardas, jau tos moters vardas, jau knygoje atsirado ir nakties lietus motyvas, paskui jau ką jis reiškia žmonėm. Knygos Amaja atsiradimo istorija ganėtinai autobiografiška, kilusi iš egzotiškų autoriaus klajonių po rytus bei masažo paslapčių studijų. Skaitytojas perkeliamas į trapių jausmų pasaulį ir asmeniškai supažindinamas su autentiška švelnumu, paslaptingumu bei egzotika alsuojančia meilės istorija, kurioje kiekvienas ras dalelę savęs. Aš tą knygą jaučiu daugiau kaip žmogaus kelionė, vidinė kelionė per savo jausmus, per apmąstymus, per pojūčius, per kažkokius mintis apie tai, kas gyvenime yra svarbu, kas yra tie dalykai, kurie nesikeičia, kas yra tie dalykai, kurie neturi visiškai jokios reikšmės. Ir tas vidinis jausmas, kad tu gali pasinerti tą pasaulį ir skaitydamas knygą surast atgarsį savyje ir pajaust tos pojūčius ir bandyti suprast kažką daugiau apie dalykus, kurie pačiam atrodo svarbus arba įdomus. Tai toks kaip ir nenutrūkstama tokia kelionė, sugrįžtant visą laiką atgal į save. Maris Martinsonas knygos pristatymo vakare patikino, jog perskaitęs Amają žmogus kiek kitaip supras ir patį filmą, nesvarbu, ar romaną skaitytų prieš ar po filmo peržiūros.